Na va, labas, esam live. Pasitikrinam, pasižiūrim, ar viskas veikia. Ir tada galėsim. Labas, esam live. Veikia viskas. Viskas veikia. Super. Ir tada galėsim. Kol kas klausytojų dar neturim, bet eigoje tikrai, manau, prisijungs. Tai šiandien kalbėsim labai aktualią temą apie santykius ir mitybą ir kiek tie santykiai mūsų turi įtakos tai mūsų mitybai. Tai šiandien turiu labai žavę viešnią, irgi išsvajota, išsipildžiusią mano svajonę, tai pakalbinti Aurimą Dilienę. Kaip sakau, visų galų turbūt meistrė, nes kai atsiuntė man aprašymą, kiek jinai daug visko daro ir kaip jinai viską spėja, tai man iš tikrųjų akis ne tik kvadratu, nežinau, didžiulės buvo. Tai norėsiu, Aurima, kad jūs pati prisistatytumėt ir papasakotumėt daugiau apie save, ką jūs veikiat, ką darot, kaip padedat kitiems žmonėms. Tai dėkui labai už pakvietimą ir galimybę kaip ir prisistatyti ir pasikalbėti. Visuomet malonu. Tai ką, aš esu gydytoja pirmiausia, gydytoja pediatrė. Tuomet specializavausi kaip vaikų ir paauglių psichiatrė. Na ir dirbdama su vaikais, su šeimomis, tapau be abejo, kad porų ir šeimų konsultantė. Mokiausi daugelyje podiplominių studijų po Vilniaus universiteto. Ir ėmiausi, kaip perėjau į psichoterapiją. Tai reiškia, dabar esu psichoterapeutė, gydytoja psichoterapeutė. Šiuo metu gyvenu ir dirbu, su lietuviais dirbu, bet gyvenu Prancūzijoje su savo šeima. Na ir mano šeima yra didelė. Tai yra dar vienas mano universitetas, tai būdami su vyru kartu 30 metų, turime 7 savo vaikus, kurie jau yra 5 užauginti ir dabar likom tokia standartinė šeima su 2 paaugliais. Tokie pasikeitimai. Dar esu lektorė, vedu seminarus, skaitau paskaitas, vedu psichoterapinės grupės. Be abejo, karantinas suteikia galimybę tai daryti iš bet kur ir iš kitų šalių ir keliaujant. Ir esu dabar jau, 6-8 knygų autorė, jau dabar nebesusiskaičiuoju, todėl kad kelios knygos yra išleistos prancūzų kalba. Ir esu dabar mano nauja tokia sritis. Tai yra knygos, knygų leidyba, knygų rašymas, tai labai man jį patinka. Labai geros knygos. Tai tikrai rekomenduoju ir paskaityti ir įsigyti. Tai dabar iš tikrųjų labai daug veikiat, daug turėsit ir praktikos, nes jūsų ta aplinka yra didelė, kuri gali įtakoti mitybą. Dėl ko sakiau ir pristačiau, kad tai yra labai aktuali tema, dėl to, kad labai dažnai girdžiu ir galima sakyti vos ne iš kiekvieno savo kliento. Aišku, daugiau skundžiasi moteris negu vyrai, bet visi kaip vienas sako, kad yra labai sunku laikytis mitybos, nes kalta yra aplinka. Ir aišku, moteris tai dažniausiai sako, kad kaltas vyras, tai giminaičiai, draugai, kolegos, žodžiu, visi, kas tik tai supa aplink, tik tai ne pats žmogus. Ir aišku, neišimtis ir aš kažkada buvau tame ir visada sakydavau, kad, žinai, čia su draugais, čia su šeima, ką pagamino, tą valgai, čia labai nepavyks kažko pasikoreguoti. Bet kai pradedi gilintis, kuo daugiau lendi, kaip sakau, į tą mišką, tuo daugiau medžių ir galiausiai pamatai tą šviesą tunelio gale ir pamatai, kad čia tame sakinyje yra daugiau melo nei tiesos, nes iš tikrųjų esi kaip ir dažniausiai turbūt pats kaltas dėl to.
o ne ta aplinka. Tai vat aš ir norėčiau pagvildenti šią temą su jumis apie tą mitybą ir ar tikrai tie šeimos santykiai tiek daug turi įtakos mūsų tai mitybai. Ar tikrai tie šeimos nariai gali paveikti tuos mūsų mitybos įpročius, o gal tie įpročiai iš viso yra susiformavę nuo mūsų ten vaikystės ir mes juos per visą savo gyvenimą nešamės. Jo, aš tai tikrai nesu mitybos konsultantė, bet labai man faina, kad buvau pakviesta padiskutuoti, nes esu pati labai, kaip čia pavadinti save, išranki maistui nuo pat gimimo. Ir aš manau, tai yra problema. Ir daugelio žmonių, gal ne daugelio, bet yra tokia kategorija, kurie valgo ne viską ar ne, ir ten jiems viskas neskanu ir taip toliau ir panašiai. Ir aš savo šeimoje turiu 2 žmonės dar be manęs, plus, tai genetika, kaip sakant, nieko nepadarysi, kurie irgi tokie kaip aš ir tikrai, aš dabar suprantu, kaip tai yra sunku šalia esantiems. Bet aš pradėjau nuo kito galo, bet dabar grįžtam prie to klausimo, ar ne, apie tai, kas ką ten paveikia arba sąveikauja, ar ne. Tai čia yra toksai, aš taip galvoju, abipusis dalykas. Be abejo, pirmiausia, tai noriu išmesti žodį kalta, ten kaltas, nekaltas, tegul nebūnam čia mes kokie, neieškom kaltininkų, bet mes darom pasirinkimus. Visada turim pasirinkimus. Ir tada galbūt bandom perkelti atsakomybę ant kitų žmonių, ar ne, kad aš jį pasirinkau taip gyventi, ar ne, ten elgtis, valgyti, ar vaikščioti kažkur. Dėl to, kad, ar ne, ir taip nesakom, kad aš pasirinkau, ar ne, bet, tai čia dėl to, kad tas, ar ne, arba ten ta, arba dėl vaikų, ten, nežinau, dėl darbo, dėl laiko. Iš tikrųjų, tai, taip ir yra. Mes darom pasirinkimus, prioritizuojam, ar ne, nes norim, pavyzdžiui, daugelio dalykų. Labai paprasta, tiesiog sujungim su bet kuom. Norim ir to, ir to, ir to, bet kažką pirmiausia renkamės vis tiek. Kažkas mums yra svarbiau. Ir kartais to tiesiog neįvardinam nei savo, nei kitam, bet tiesiog tas yra mūsų kažkur užrašyta, tas svarbumo toksai eiliškumas, ar ne? Tai čia kažkaip tą labai norėjau atkreipdėmėsi. Dabar jeigu konkrečiau grįžkim, ar ne, prie maisto, prie tos sveikos mitybos, taip vadinamas. Aš tai toks, bet pašnekovas gal nebus labai patogus, nes aš asmeniškai, bet, pavyzdžiui, mano šeimoje, aš tuo ir pasidalinsiu, mano šeimoje, pavyzdžiui, vyras užsiima šituo. Ir jam patinka eksperimentuoti, skaityti, klausytis, ieškoti. Aš pati šaipausi iš jo dėl šito, nes aš esu tas išrankus žmogus, kur mes einam į restoraną, pavyzdžiui, ir jisai valgo. Jisai dažnai tenka jam suvalgyti ir mano porciją, todėl kad man neskanu. Ir aš išeinu tokia pusalka, pykstu, aišku, pati ant savęs, nepataikiau išsirinkti, ar ne. Dabar jau kažkaip vis rečiau, nes jau išmoksti, jau atpažįsti, ar ne, kas skanu ir ten, žodžiu. Bet jisai namuose, pavyzdžiui, jisai gaminasi. Jisai ten dabar, ten, žodžiu, aišku, gal dėl žarnyno savo ten visokių funkcijų, bet visokias kruopas, visokias eksperimentuoja, daigina ten kažką, nežiūrė, ten riešutus kažkokius pjausto, žodžiu, kažkokius tai įdomius dalykus tokius daro. Aš net nesidomiu tuom per daug, bet truputį pasišaipau, patraukiu per dantį, kad, kaip paukštis, ten sakau, biškilėsi. Žodžiu, tai ir tas, kaip tas įtak. Ir tada galima pasakyti, kad, taip, jeigu jautresnis žmogus, tai jisai gal susinervuotų, ar ne? Vyras yra toks labai stabilus žmogus, tai jisai, nekreipia, nors aš nežinau, galbūt viduj kažkiek ir truputėlį. Jis irgi, bet man sako, tai tu ten irgi galėtum ten tų pyragėlių mažiau valgyti ar kažką. Aš girdžiu, ką jis sako,
bet aš vis tiek savo darau. Aš ten, ta prasme, darau kaip man, ir galvoju, jo, gal reikėjo, bet galvoju, bet man norisi, aš ten tos energijos turiu, reiškia, smegenims man reikia, ar ne, ir aš, tos saldumynus mėgstu. Tai va, tai čia grįžtant kaip ir per savo tą pavyzdį, ar ne, apie tą įtaką, jinai yra, mes sprendžiam, ar ne, kiek pasiduoti, kiek nepasiduoti ir taip. Aš esu būtent ne mitybos, bet santykių konsultantė. Ir aš tą matau. Aš matau, kaip žmonės gyvendami kartu, tą pasiduoda, ar ne, vienas kitą ir vienos kito įtakai, bet mano, pavyzdžiui, tie seminarai, tos pačios knygos yra nukreiptos įkvėpti žmonės, mokytis, būti kartu, bet ir sugebėti išlikti savim. Tai reiškia, kad didžiausi konfliktai, netgi skyrybos vyksta todėl, kad vienas žmogus visiškai neskirsto pagal lytis, nes absoliučiai vienodas procentas yra, kad vienas, pavyzdžiui, vyras arba moteris turi savo nuomonę ir sako partneriui, aš taip ir taip ar negalvoju, o kitas galvoja kitaip. Ir vienas kitam bando savo nuomonę įpiršti. Ir mąstymas yra toks, kad jeigu aš turiu savo nuomonę tokią, ir jeigu aš sutiksiu su kito nuomonė, tai aš turėsiu savo nuomonę išmesti. Kodėl? Kam? Tai tu pasilik tą savo nuomonę, leisk būti kitai nuomonė, ar ne? Ir tada jau žiūrim, kaip dabar čia kartu būti, ar ne, su tom dviem skirtingom, nes jeigu jos ten kardinaliai, tai kaip ir nėra bendro sąlyčio taškų. Bet čia yra menas ieškoti, reiškia, tos trečio varianto. Čia yra sunku ir dėl to visi, ir, bendrai tai galvoju, kad gal, jie ieškotų, jeigu pirmiausia prisipažintų, kad galiu neišmesti savo nuomonės. Nes kiek aš susiduriu ypač pasakysiu vis tik su vyriškos lyties asmenimis, kurie sako, tai jeigu aš sutiksiu, tai aš tada neturėsiu savo nuomonės, bet sakau, kodėl? Ir moteris tą patį sako. Bet jos kažkaip dažniau ateina į konsultacijas, tai jos taip maždaug, tai ašgi sutiksiu, tegu tik priima mano nuomonę, aš maždaug netmetu. Tai čia labai toksai. Tai aš manau, kad čia tinka ir mitybai. Nes niekasgi nesako, kad dabar, nes ir aš turiu šalia vyrą, kuris, jam ta sveika mityba 100 metų. Bet netimu nei tos bulvės, nei duonos, nei tų traškučių, nei kažko. Tiesiog aš jį myliu toks, koks jis yra. Aš sutinku su jo tais norais, jisai sutinka su mano, kaip sakau, aš nelendu į tavo daržą, tu nelendi į mano daržą. O šalia mes galim visada rasti kompromisą. Kaip ir savo tiem klientam, sakau, tai jeigu lėkštėje aš pakaminau šeimai karbonadą su daržovėm ir su bulvėm, tai aš ir žinau, kad mano prioritetai yra mano sveika mityba, tai aš ir įsidėsiu karbonadą su daržovėm, o vyrui sudėsiu visą tą trijulę ir būsim visi laimingi ir patenkinti. Tai čia tikriausiai tas, ką ir sakot, nereikia lysti ir reikia priimti tokį, koks yra, su jo tą nuomonę. O toliau... Bet aš ir papildysiu, kad ir klausau, kad iš tikrųjų mes neturim kovoti ten, ar ne, su savo partneriais, su savo vaikais. Iš esmės, reiškia, ką mes galim daryti, tai mes galim, kaip priimti kitą, ar ne, leisti savo užsimti savo, pavyzdžiui, eksperimentais kažkokiais arba tuo, kas man atrodo teisinga. Ir kas vyksta, aš pasakysiu, kadangi šeima yra sistema, iš esmės, reiškia, viskas yra sistema, valstybė sistema, ar ne, nežinau, institucija kažkokia yra sistema. Tai kaip arbatinukas irgi yra sistema, pavyzdžiui. Nes tai yra kažkokių dalių suma ir jinai veikia kažką atlieka kažkokią funkciją. Tai čia dabar, jeigu taip imant šeimą, ar ne, ir vaikus, moterį, vyrą ten, arba kažkaip kitaip, tai iš esmės, reiškia, visos tos dalys, jos yra kažkaip įsitaikiusios veikti kartu, ar ne, funkcionuoti kartu. Ir kas vyksta, pavyzdžiui, aš irgi pastebėjau. Ir tai yra, ne aš sugalvojau, mes nepakeisim, taip yra dėsnis. Keičiantis vienai sistemos daliai, ta sistema persitvarko. Ir prisitaiko funkcionuoti, reiškia, kitaip, ar ne, truputį. Tai čia labai paprastas pavyzdys, kai gimsta vaikas, ar nebuvo, 2 žmonės gimė, vaikas atsirado 3 ir persitvarkėm, reiškia, visi. Net be žodžių tas vyksta.
tada vėl kiti pasikeitimai, tada jau po kurio laiko išėjimai vaikų ar ne, va tas, aš tai tą labai ryškiai patyrinėjau vis kiekvienais metais beveik. Tai apie tai galiu drąsiai šnekėti, ar ne, kas ir, stebiu, labai ant savęs išgyvenu. Tas pats vyksta vat ir su mūsų elgesiu, ar ne, pasikeitimas, tą pačią mitybą. Tai jeigu mano dabar vyras pakeitė savo mitybą, ar ne, iš esmės, reiškia, taip, dirigentas šitam simfoniniam orkestre dažniausiai būna tas, kuris perka produktus, jeigu tai yra vienas žmogus, gali pirkti ir du, ar ne, bus suaugę. Tai jie diriguoja, reiškia, visam tam racionui, meniu. Tai iš esmės, pavyzdžiui, pas mus aš buvau tas dirigentas. Įsivaizduokit, aš esu žmogus, kuris išrankus. Tai visa šeima turėjo galimybės, ar ne, tapti išrankiais, bet tapo tik dvi genetiškai dukteris. Visi kiti normalūs liko. Kas dar, dėl tos sistemos, ar ne, tai va tas dabar vyras, pavyzdžiui, pas mus labai aiškiai, jis pakeitė savo tą mitybą. Visi mes likom, kaip pasakyti, aš vis tiek likau prie savo tokios, bendros, ar ne, ten kažkokios, kokią aš turėdavau. Tik tiek, kad galbūt, man buvo, aš prisipažinsiu, buvo vienu momentu, kažkaip noris irgi kažkaip keisti. Tas prisiderinimas prie tos vienos dalies, ar ne? Aišku, ten labai daug tų niuansų yra, bet ką aš jau norėjau pasakyti, apie tos pačius vegetarus galim kalbėti irgi žmonės, prisiderinam. Nėra taip, kad būtinai turim pasikeisti, bet visgi sistema yra linkusi pasikeisti taip, bei išliktų veikimas, kad funkcionuotų, kad nesugriūtų. Jeigu nepasikeičia, sugriūna, suyra, reiškia, tai atsitinka arba ten kažkokie kiti dalykai, ar ne. Tai va. Bet kažką dar norėjau tokio pasakyti, čia tokio linksmesnio apie tą mūsų. Tai, pavyzdžiui, mes su vyru abudu labai įdomi. Mes susitikom prieš 30 metų, prieš 30 kelis, ir mes abudu nevalgom svogūnų. Nėra labai daug žmonių, mes sutinkam nuo karto žmonių, kurie nevalgo svogūnų. Mūsų visi vaikai valgo svogūnų. Aš valgau svogūnus, pas mus yra svogūnų. Bet kadangi aš negaminu su jais, tai tik tai tie dideli vaikai, kurie seimo gaminta, jie juos dedasi kažkur, tai mes tada su vyru nevalgom tų patiekalų. Labai įdomu yra, ar ne, bet ką noriu pasakyti, kad ta mūsų sistema prisitaikė, reiškia, vis tiek mes radom būdą, kaip funkcionuoti, netgi tokiu atveju, ar ne, kad jie šiaip dirigentai, bet svogūnus, reiškia, visa šeima, didžioji dalis valgo. Tai reiškia, mes kaip tėvai galim įnešti, čia dabar jeigu apie vaikų tą auklėjimą, nes irgi klientai sako, mano vaikas ten nevalgo to ir ano, tai aš dėl to prie jo derinuosi, nes jis valgo ten, pavyzdžiui, tik miltinius, o jau nusveikoj mityboj reikėtų tų miltinių produktų šiek tiek privengti arba žinot, kad pirmoje dienos pusėje valgom. Tai dabar, kaip suprantu, mes įnešam kaip dirigentai tą taisyklę, reiškia, tikėtina, kad mes patys tą patį valgom ir nenorim išlipti iš to savo komforto zonos kažką pakeisti. Taip. Bet yra tų išimčių, kaip sakot, ir pas jų šeimoje dėl tų svogūnų, kad aš galiu ir nevalgyti to, bet mano vaikas ar ten kitas šeimos narys, kuo puikiausiai jis gali valgyti, ne? Taip, bet būtent, tai čia tas, sakau, čia tas sistemos toks lankstumas, ar ne, tas, jeigu žiūrėkit, aš galėčiau dabar čia užsispirti ir nepirkti tų svogūnų iš esmės, ar ne, bet aš juos nuperku, nes, matau, kad man, aišku, paprašo vyresnės dukros, reiškia, vis tiek turi kažkaip, tai dar ką pastebėjau, irgi paaugliai, kaip ateina į kitos paaugliai, jiems, pradeda keisti skonis. Ir jie nori kažkokių kitokių patiekalų. Jie žiūri savo draugus, kas ką valgo. Ir irgi yra šito. Ir, pavyzdžiui, mes šeimoje irgi tą patiriam ir mes leidžiam gamintis. Ir mes faktiškai dabar su vyru likom dviese, kurie valgom kažką panašaus, ar ne? Jis ten savo dar eksperimentus, bet jam, tas išrankusis maistas, nes aš jau labai išranki, tai aš jau ten tokius delikatesus, žodžiu, darau. Tai jam labai tinka. O jau vaikai ten tikrai savo kažkokius eksperimentus. Aš ką norėjau tikrai pasidalinti, kad mes neturim bijoti, kad čia kažkas nutiks, ar ne, kad jeigu mes eksperimentuosim su to maistu, ieškosim pagal savo tos organizmo poreikius, ar ne, kas man atrodo.
aišku, sunku yra sakyti žmonėm, aš sakau, dabar irgi žiūriu į dukrą, nu jai viskas neskanu, nu bet man yra viskas beveik neskanu. Anksčiau būdavo, dabar tai aš jau pasikeičiu. Bet tikrai būdavo vaikystėje kitokio lygio, kad agurkus su pomidorais sumaišo ir aš jų nebevalgau, man reikia atskirai būtinai. Ir wow, tai aš kaip prisimenu, tai tikrai labai sunku mamai, ten buvo siaubas kažkoks. Auginti, jį turi pamaitinti kažkaip, o jis nenori nieko, tik šokoladą, pavyzdžiui. O daugiau nieko. Bet reiškia, mes turėtumėm kaip tėvai visgi turėti, nes man, pavyzdžiui, labai baisi tokia ir skaudi tema yra, kai aš pamatau vaiką, kuris turi didžiulį antsvorį. Tai yra vaikas. Ir suprantu, kad didžioji dalisgi priklauso nuo šeimoje nusistovėjusių tų visų taisyklių, nuo tėvų tų požiūrio. Tai čia aš suprantu, kad visgi tai turėtų tėvai atkreipti dėmesį į tą dalyką. Taip. Tai va, aš irgi galvoju, čiagi labai svarbu ir ta genetika, ar ne? Ir mes turim visokius dalykus ir turim žiūrėti ir tada be abejo, kad mes diriguojam, koks maistas, ar ne? Vyrauja, koks jisai riebus, liesas, daržovės, mėsa, nemėsa, miltai. Nes būna tikrai, tas irgi susiduriu su tuo, kad, kai persikraušiu į Prancūziją, aš prieš tai kažkaip irgi mano rankas pakliuvo ta knyga Prancūzų vaikai valgo viską. Ir man buvo smagu ją perskaityti, ten rašė amerikietė mama, kuri ištekėjo iš Prancūzų, išvažiavo į Prancūziją ir buvo šokiruota, nes visgi Amerika, aš dabar pati turiu dukrą, mano dukra gyvena Amerikai, aš ten būnu kiekvienais metais ir irgi matau tą mitybos skirtumus, tikrai skiriasi, Europos yra kultūra ar ne, amerikiečių kultūra, nepeikiu labai, bet visgi yra skirtumai. Ir kai mes atvykom gyventi į Prancūziją ir tikrai mano vaikai nevalgė visko. Ir jie išmoko valgyti viską. Tai išskyrus tas mano dukras, kurios yra kaip aš, tikrai joms sunku. Mes turim kažkokį blogą, nežinau, neblogą, bet tokį sudėtingą skonį. Galbūt jis nėra blogas, tik gal kažkoks labai tenai, bet sudėtingą skonį. Tai joms sunkiausia buvo. Man jau dabar nieko, aš jau prisitaikiau, aš jau valgau ten tikrai visus sūrius ir austrės. Dar sūrius ne visus, bet aš jau galiu ragauti, ar ne. O čia buvo principas koks to knygoje, kai rašė, kad vaikai mokomi ragauti. Nuo pat gimimo prie stalo sodinami ten nuo mažų dienų, jie mokomi ragauti visus produktus, ar ne? Tai tas yra labai gerai, ar ne? Kad tu neapsiriboji tik tais makaronais, ar ne, ten kažkokiom dešrelėm ar kažkokiais ten sūreliais, čia apie Lietuvą kalbu. Bet iš esmės čia, ir man buvo tas labai irgi fainas dalykas, ir aš tą pradėjau duoti savo vaikam. Mokyklose nepaprastai didelė įvairovė maisto ir aš galvoju, Dieve, aš niekada gyvenime savo vaikam neduočiau tokio įvairaus maisto, kaip jie gauna mokykloje. Nes yra galimybė, kad jie grįžta namo pavalgyti, ar ne ten 2 valandos pertrauka pietų. Bet aš palikdavau juos mokyklai, ten mokėdavau už tą maistą, nes jie man pasakodavo, kaip jie ten gauna, reiškia, tuos antrietas vadinamas, šaltas užkandis, reiškia, karštas patiekalas, desertai, ir kad tu gali pasirinkti, ir visada sūrio, jūros gėrybės, ir ten visokie dalykai. Ir tas aš klausiu ir galvoju, viešpatie, aš net nenusipirkčiau, tokių produktų. Nenusipirkčiau tikrai. Tai aš tą pati išmokau. Ir dar tas toks irgi labai tokia momentas, toks ar ne, pavyzdžiui, burokėliai, virti burokėliai, ir jie tokiais kubeliais supjausit, ir valgo vaikai juos. Čia tiesiog yra, toks užkandis. Pjausitas raudonas burokėlis, kvadračiukais, žodžiu, duodi vaikus, jis suvalgo. Ir taip mano vaikai tą valgo. Ir viena draugė atvykus pas mane į svečius, čia gal po kokių 3-4 metų į Prancūziją, jinai buvo šokiruota, vegetarė, jinai buvo šokiruota, kaip mano vaikai, mes pasidarėm salotų bliūdą ir jie pešėsi dėl tų salotų. Sako, viešpatie, kad taip man būtų. Mano vaikai taip, žodžiu, peštasi dėl salotų. Tai čia toks asmeninis. O kaip, pavyzdžiui, savo šeimoje arba vis tiek gal susidurėt ir darbinėje situacijoje, gal klausė tėvai dėl, pavyzdžiui, šeimoje, kaip tą tokį bruožą gal kartu įjungti, kaip vaikui parodyti, kad smagu yra ta gamyba, kažkokio sveiko maisto, kažkaip integruoti į tuos patiekalus. Ir gal visgi tai yra toksai ir šeimos suartinimas, kai mes turim tų bendrų tokių veiklų. Tai tarkim, kad ir sausainius kepti, nežinau, sveikuoliškus, nesveikuoliškus, nesmė, tiesiog. Tai taip čia, bet kokioj šalyje ar ne, bet kokioj kultūroj
maisto gaminimas yra bendravimo būdas iš esmės. Tai yra santykiai. Tai yra santykiai. Tai, ir Lietuvoje tikrai tas yra, tai už stalo mes visi kalbamės, ar ne, aptariam, susitinkam, šventę švenčiam. Tai yra, tas netgi yra, man atrodo, toks vertimas, kad, dabar jau neatsiminsiu, bet žodžiu, kad būtent bendravimas geriausiai sekasi, tai yra už stalo, nevalgant. Tai, čia turbūt vis tiek priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir šeimos noro, ar ne, skirti tam laiko, nes iš tiesų, nuoširdžiai pasakysiu, terapiniai praktikoje, nes aš važinėdavau po lietuvių šeimas, tai tas yra aktualu ir mums apie tai ir kalbam, ar ne tik apie užsieniečius, bet daugiau apie lietuvius, kurie gyvena užsienyje, ir prisipažinsiu, didžioji dalis tų šeimų visgi buvo linkusios valgyti, ne namuose pagamintą maistą, ne? Nežinau kodėl, aš negaliu pasakyti, ar tiesiog įpročiai tokie, ar skubėjimas, ar daug, to noras daugiau dirbti, kažkaip taip. Tai bet iš esmės prancūzai, pavyzdžiui, tikrai daug gamina patys ir kas man irgi šitą šalis išmokė, tai kai važiuoja, čia yra labai man, nežinau, ar čia aš į temą kalbu ar ne, bet tiek apie maistą, tai čia yra tas valandos valgyti. Tai yra, tu negausi pavalgyti kitom valandom. Ir tas formuoja labai gerą tokį, iš tikrųjų, virškinimo sistemos. Režimas, kuris labai būtinas. Jis labai suformuoja. Ir mes iš pradžių, kai atvykom, kai pripratę buvom valgyti kada nori, ten belė kada, aišku, daug maž kažką ten turėdavom, kažkokias rutinas, nes vis tiek darbai ir visa kita. Bet iš esmės, taigi ten pietus būdavo, ir 2 ir 3 valandą. Čia yra nuo 12 iki 2, viskas. Niekada nieko pavalgyti, ar ne? Nes vis tiek, jeigu keliauju, pavyzdžiui, tai mane išmokė iš pat pradžių, tai labai, labai tiesiog nenorėjau, aš turėjau tas padaryti, pasidaryti, kur važiuoju, ypač su vaikais, mes atvažiavom čia su 5 vaikais, tai pasidaryti pikniką. Reiškia, pasidarai maisto ir tu tada valgai nepriklausomai nuo to, ar yra kažkas atidaryta. Bet aš pastebėjau, kad būtent keliaujant tose autostradose, aikštelėse, visur būtent labai labai pritaikyta, kad tu tiesiog staliukai, stalai visur yra ir labai daug žmonių, tom valandom nuo 12 iki 2 stoja ir valgo. Ir mes, pirmi metai, sakau, buvo tas kultūrinis šokas, bet dabar tai mums yra ir rutina tokia, kad nuo 12 iki 2 valgo. Arba jeigu esi kažkur mieste ir ten visuomenė maitinime, nes iš tikrųjų čia tie restoranai, jie tokie irgi su meniu, tu nieko labai neišgalvosi, tiesiog gauni ir jau žinai. Ir viskas labai, tikrai, tu gali tą pasirinkimą padaryti. Ir, man tai prancūziškas maistas yra, tikrai pakankamai sveikas maistas. Tai daug daržovių, daug, yra ir mėsos, ir ne mėsos, ko ten tik nori, bet, tai nėra vien tik miltai kažkas tai tokio. Tai man tas, labai kažkaip, tai patiko visai, kad ir kažkaip, irgi vaikai tą įprato ir tada yra, 3 tie ryte, tie maži pusryčiai, paskui pietus ir yra tas vadinamas gūtė, toks nuo 4 valandų, tai tik kava, arba arbata, arba ten kažkoks, tai, nežinau, mažas saldumynas ir vakarienė. Ir vakarienė, aišku, renkėsi pagal savo ten šeimos poreikius, tai gali valgyti vėlai, gali valgyti anksti, tai mes, aišku, kad su vaikais tai valgom anksčiau ir visi pastebėjau, kurie su vaikais valgo anksčiau, šiaip tai įprasta čia vėlai valgyti vakarienę. Bet tai čia daugiau gal tokių bevaikių žmonių. Tai kažkaip, tas man labai kažkaip čia patiko. Tai čia tas labai gerai, kai yra nustatytas režimas, nes ir mes dirbdami visą laiką sakom, kad reikia režimo, kai susistatai, turi susistyguoji, žinai, negausi, reiškia, turi pasirūpinti, savo įsidėti, ne? Jūs įsivaizduojat visos šalies mastu, ta prasme. Milžiniškos šalies mastu, ne? Tai čia yra ta kultūra, kuri, kaip mes sakom, tai ir yra iš kartos į kartą perduodama ir tu net nebekeiti to. Ir lietuvės moteris, aš kalbinęs išteka už prancūzų, sako, Dieve, kaip man nepatinka, jis šiandien reikalauja valgyti tuo metu, taigi galima ir vėliau pavalgyti. Jo, ir mes dabar, kai jau irgi įpratom, tai mums kažkaip normalu, 12 jau reikia ieškoti valgyti, nes paskui 1:30 jau negausi, nes jau viskas užsidaro. Ir tu tik tada lieka greito maisto restoranai. Tai tada vėlgi iškyla žmogaus pasirinkimas, ką jis pasirinks. Taip.
O tarkim, konfliktų kažkokių kyla ir gal yra kažkokių būdų, patarimų, kaip tos konfliktus šeimoje dėl maisto pasirinkimo išspręsti? Nu, konfliktų sprendimo būdas yra, kaip sakant, bendras ar ne viskam, tai yra kalbėjimasis. Taip, tai kalbėtis apie tai, na, be tokios, kaip sakyti, be tų iškeltų emocijų, ne, kad, na, kas yra mūsų emocijos. Tai mes, aišku, išreiškiam savo poreikį, bet emocija kyla ypatingai, na, pyktis, ar ne, tai tada, kada mane puola, kada pyktis yra emocija skirta apsiginti. Tai tada eina į mano asmeninę erdvę, reiškia, man kažką bruka, aiškina ar ne, tai aš jaučiu grėsmę. Grėsmę savo nuomoniai, ten, nu, iš tikrųjų, ten grėsmę tipo gyvybė, bet iš tikrųjų tai grėsmę savo kažkokiem pasirinkimam. Ir tada aš pradedu pykti, pradedu gintis, ar ne, ir ten netgi galiu pradėti pulti. Tai tada mes turim konfliktą. Tai iš esmės konfliktas tai yra skirtas savo poreikiams patenkinti. Bet jeigu mes turim tą tokį jau padidintą intensyvumą pykčio, pavyzdžiui, na tai ir žiūrim, kągi galima padaryti, tai pirmiausia, be jokios abejonės, na, nu gerai, išreiškiam tą savo sustabdym, nesakyk man, ką man reikia daryti ar ne. Ir, na, konfliktų sprendimas tai visada pagrįstas girdėjimu, klausimusi ir efektyviu, reiškia, kalbėjimu. Nu, tai čia, sakau, tokie labai tos bendros taisyklės, kada mes neturim kalbėti kartu, neturim kalbėti naktį ten, kada jau miego norisi, arba kada pavargę, arba žiūrėti, ar girdi tas žmogus, kuriam aš kažką sakau, ar ne. Taip pat iškomunikuotina labai aiškiai, ką aš noriu pasakyti. Bet tokios bendros labai taisyklės, mano vienoje iš knygų yra ten visas tas sąrašiukas, galima išmokti, pasižiūrėti, nes tas yra labai svarbu. Mes dažnai konfliktuojam labai nekompetitingai, nu, tapsime labai taip, melia kaip, ir sakom, nieko čia negali spręsti. Nu taip, negali, nes tu bet kaip darai, nu taip, bet kaip nei tu sriubos išvirsti ar ne, bet kaip nei tu ten, nežinau, kėdės su manimi įstrauti, nu bet kaip bus. Tai santykiuose irgi nėra viskas bet kaip. Jeigu mes norim turėti santykius gražius, puoselėti juos, auginti, nes santykiai juk jie vystosi. Jie nėra, kad stabiliai va taip jau susitikom, ir iki gyvenimo pabaigos taip pat būnam. Ne, labai vystosi, jie keičiasi, ar ne, mes keičiamės, keičiasi mūsų santykiai, pereina tuos etapus visokius. Tai va, tai vėlgi kokie mes esame etape santykių vystymosi, turi įtakos ar ne irgi apie mūsų konfliktus, nes jeigu mes esam trečiame etape, kada mes dar nepriimam vienas kito skirtumų, o čia apie skirtumus, tai mes konfliktuojam, vienas kito nekenčiam ir galim iki skyrybų tai, ar ne, kad, nu, čia tu nesi toks kaip aš, tai vadinasi, man ir netinka, meilė praėjo, dar net netėjo. Nu, žodžiu, čia taip, kad iš tikrųjų galim suvesti viską apie tą patį, nes dėl maisto, dėl batų, dėl vaikų žmonės išsiskiria. Nu, atsiprašau. Tai reiškia, kad tiesiog norim, kad kitas žmogus būtų toks pats kaip aš. Nu, ir tada problema, nes taip nebus. Tiesiog tai yra įsitikinęs. Tai dabar, tarkim, tie įpročiai, aš suprantu, jie irgi, ar gali būti poroje, kad kažkuris, pavyzdžiui, nežinau, tarkim, vyras nori, kad iš jo žmona niekas nežiūrėtų ir dėl to, pavyzdžiui, perka daug saldumynų. Ir visą laiką giria dar sako, tu labai graži, tau lieknėt nereikia, žodžiu, tu sveika ir panašiai. Ar gali būti, gal esat ir savo praktikoje susidūrus su tokiam situacijom? Nu jo, su tokia situacija nebuvau susidūrus. Bet čia toks truputį iš filmo skamba, nors manau filmai sukurti pagal gyvenimą, kad jo toksai, na bet čia toks, man tai toks, nu toks iškreiptas matymas, toks neteisingas tikrovės, nematymas, kad, nu... Nes dėl ko aš sakau, dėl to, kad būna ir esu ne vieną klientę turėjus, kur atėjus, matai, nes atlieku kūno analizę ir matosi iš karto žmogui parodai, kad žmogauna yra problemos, reikia dirbti ir tai jau tai yra pas tave ten, tarkim, ne viršsvoris, bet jau nutukimas 2 laipsnio. Ir reikėtų tikrai iš sveikatos pusės, ne dėl išvaizdos, ne dėl kažko daryti išvadas. Na ir tarkim, vis tiek žmogus sako, man dar reikia pagalvoti, nes mano vyras mane myli, sako, kad aš
esu graži, nuostabi, man lieknėti nereikia ir panašiai. Tada ir pradedi galvoti, tai kame yra problema, tai yra santykiuose problema, nes nežinau, vyras bijo praras, nesulieknės, išgražės, išeis, ar kame tai yra problema. Kaip atrodo, norisi atverti ir vienam, ir kitam akis, kad, na, žmonės, visgi jūs būsit laimingi tik tada, kada jūs abudu būsit sveiki. Aš tai linkusi būčiau, nepatikėti, ar ne, šituo pasiteisinimu, vyras mane čia myli ir dėl to. Aš manau, kad čia toks atsakomybės perkelimas visų pirma, atrodo panašu. Tada žiūrėkit, jeigu jau atėjo iki jūsų, tai reiškia, yra viduj poreikis kažką keisti. Tai jau čia iš pirmas dalykas, tada tas pasakymas, kad tai man čia reikia pagalvoti, tai irgi, jeigu atėjau, tai jau kažką pagalvojau. Ir tas gal pasiryžti, ar ne? O dabar dar ką girdžiu irgi apie tai, kad dažnai, tarkim, pavyzdžiui, vyrai sako, tai tu ir taip graži, bet tai čia yra, iš dalies tai yra gerai, nes tai jeigu žmogus vienas kitą kritikuoja, tai yra dar blogiau, tada norisi bėgti, nes tada supranti, kad tai aš šiandien turiu kažkaip pasikeisti, dėl to, kad tu nori, čia yra irgi čia toksai labai subtilus dalykas. Ir čia, aišku, mes nekalbam apie tą tokį kažkokį keistą požiūrį, kad tu čia valgyt, būk stora ir kad kitiem nepatiktum, čia toks iškreiptas matymas. Dėl to, kad toks savininkiškumas, gal pavydas, bet toks irgi tada, tai irgi nėra jokia meilė, tai yra kaip tik ne meilė ir ne kitam, kad, aš dėl savęs tave padarysiu kažko, nežinau, čia kažkoks man tai nelabai sveikai skamba, daugiau gal sakyčiau toks susigalvojimas ir po tuo paslėpta daug dalykų. Čia reikėtų klausimus tam tikrus užduoti, tai ten paskui išlenda. Nes yra kita pusė, aš susidūriau su kita pusė, su tokia tai ne, bet su kita, kur vyrai sakydavo, tau reikia sulieknėti, tada aš tave mylėsiu, reiškia. Tai būdavo tikrai problema, todėl kad moteris ir taip lieknai atrodydavo ir normaliai ten viskas su jie buvo, bet tai buvo noras, iš tikrųjų tai kaip pasakyti, ten buvo, paskui finaliai išsiskirdavo tokios poros. Todėl, kad tai nebuvo priėmimas, tai buvo ieškojimas priekabių. Ir tokį būdą. Ir tai yra šiaip tai buvo psichologinis smurtas, sakyčiau. Reiškia, čia jau yra psichologinis smurtas. Tai galbūt apvertus irgi būtų psichologinis smurtas, ar ne, kad čia valgy, būk stora, čia psichologinis smurtas. Tai šitą labai reikia atskirti, labai subtilu yra. Nes mes suprantam smurtas, kai žmogus duoda per galvą, ar ten per kojas, ar nežinau per kur. Psichologinis dar skaudžiau negu. Tai yra fizinis, bet kada yra žeminimas, ar ne toks subtilus, kada tu čia dar biški per stora, ar ne, tai dar čia taip kažkaip netaip labai gerai atrodai. Tai yra iš tikrųjų psichologinis smurtas. Nes neina kalba apie tai, kad žinai ką, aš tikrai pažįstu ir žinau gerų tokių porų, kur sako, gerai, davai išbandom ten kokią keto mitybą, išbandom ten kokį, nežinau, dar kažkokį ten sportą. Arba, mes irgi su vyru tai vaikštom, ar ne, einam žingsnių parinksim, ar ne, ta prasme, kad, tas bendras toks kažkoks vardiklis, supranti, kad, tu jau čia ne jaunėji, tarkim, ar ne, mūsų atveju, ir reikia kažką daryti, kad ta medžiagų apykaita, jinai vyktų. Norisi ten ir tų austrių pavalgyti, nes, norisi, mes taip dėtų labai nesilaikom, ten jisai eksperimentuoja, bet iš esmės vis tiek supranti, kad reikia judėti, ar ne, tai va, čia toks ieškojimas bendrų vardiklių, bet tas psichologinis smurtas, ar ne, tai jį reikia atskirti ir čia tada jau tikrai pagalvoti, o kaip man toliau su šito žmogum bendrauti. Dažniausiai ir yra ta bėda, kad nepasižiūri, nepagalvoja ir aišku, tame yra dar daug, ką aš matau, tai yra tas savo paslėpimas, tos, kaip sakot, atsakomybės, prisiimti ir padaryti tuos žingsnius, tiesiog išeiti iš tos komforto zonos, nes tai yra komforto zona, kaip bebūtų. Tai yra kartais, net nežinau, dabar galvoju, jeigu vis dėlto prieš mane taip smurtauja kažkas, ar ne, ir aš leidžiu tai daryti, ar ne, tai yra su manim, nėra labai gerai, nes aš nepasipriešinu, nemoku pasakyti ne. Tai čia paskui viskas tas užsiveda. Tai jeigu aš tikrai jaučiu, kad man reikėtų pasirūpinti savim, čia aš tai girdžiu apie pasirūpinimą savim. Tas išėjimas, ar ne, iš komforto zonos irgi, tiek to. Gal ten dabar svarbesnių dalykų yra kažkur, ne, o čia jau savęs, tai tiek to.
Čia daug visokių ingredientų yra, ir tingėjimo tokio, ar ne, ir tokio, Viskas labai susideda į vieną. Na, bet esmė, bet aš suprantu, jeigu taip pat tą temą užbaigiant, esmė yra vis tiek mumise. Tai yra mūsų supratime, mūsų prioritetų susidėliojime, mūsų priėmime kito žmogaus nuomonę, nepiršime savo nuomonės, jam, ne, kad tu dabar taip daryk ir ne kitaip, arba aš jau dabar viskas susiėmiau, dabar nulėkiau, prisipirkau salotų lapų, prisipirkau vaisių ir dabar visa šeima privalės valgyti tai, ką aš valgau. Tai va tai ir ardo tą mūsų, kaip suprantu, tos mūsų santykius ir mes neprieinam tos bendros. Taip, aš iki galvoju, taip, tuos keletą tokių akcentų, ar ne, tai yra, sugebėjimas pasirūpinti savim, ar ne, bendrame kontekste, neišstumėt kitų poreikių, tarkim, atsižvelgti, ar ne, kad bet jokių būdų neatsisakyti savo poreikių, pasižiūrėti savo poreikius, nes mes labai dauguma nemokam ir aš tame tarpe dar vis tebesu tame kelyje, kad pasirūpink savim, o po to kitais. Ir tai yra apie tai, kaip lėktuve, ar ne, kaukė užsidėk savo, paskui vaikui. Tai mityboje, ar ne, pasirūpink savim, o po to kitais. Ir būtinai kitais, nes mūsų irgi misija gyvenime nėra, kad tik tai savim rūpintis, čia nėra irgi džiaugsmo ten kažkokio. Bet negali rūpintis kitais iš deficito. Tu turi būti, ne, kažkoks tai, gera savijauta, sveikata. Tai mes kalbam apie sveiką mitybą, tai lygu gera savijauta. Tai nėra sveika mityba ir aš vargšė nepakeliu galvos ir kojų. Tai nėra tai. Tai yra būtent pirmiausia gera savijauta, ar ne? Taip, nes elementariai, jeigu atėjus moteris sako, kad mano didžiausia bėda yra ir jaučiuosi blogai, nes tiesiog toks yra antsvaris, kad aš nepabėgu pagal savo vaiką, nes su vaiku reikia palakstytis, nori pažaisti. Tai visų pirma, į ką turiu atsigręžti, į save ir pasirūpinti savimi, kai aš būsiu geros savijautos, galėsiu bėgti kartu ir tas vaikas bus laimingas, nes aš su juo galėsiu žaisti, lakstyti daugiau, ne? Kažką. Taip. Tai akcentas ir būtų, pasirūpink savimo, po to kitais, ar ne? Ir čia yra apie maistą tas pats. Kaip sakau, geriausia dovana, kurią jūs galit padovanoti savo šeimai, tai yra jūs sveikas. Gera savijauta, taip. Tai jau nesvarbu, kokiais būdais ten, tai iš esmės reiškia, svarbu kokiais, bet vis tiek prioritetas yra mano gebėjimas pasirūpinti ir savimo, paskui kitais. Taip. Ir aš žinau, kad Aurima esat labai nuostabią knygą parašysi. Aha, įsigijusi, esu dar tikrai nepradėjus skaityti, nes tik tai vakar gavau. Tai papasakot plačiau apie tą knygą. Žinau, kad tiražas yra jau netoks ir didelis, ten belikė tų knygų, tai kad visi galėtų, nes tikrai labai aktuali tema ir nes, kaip sakau, nuo mūsų šeimos, nuo mūsų vaikų, tie mūsų vaikai yra tos gėlės, dėl kurių mes šviečiam, gyvenam ir kurios yra mūsų ateitis. Tai čia aš suprantu, toje knygoje daug yra aprašyta pagal kiekvienus metus. Turbūt daug pati papasakosit. Trumpai papasakosiu, kaip ją skaityti, nes čia yra didelė knyga, iš tikrųjų mano viena storiausių knygų, dabar kol kas storiausia. 4. knyga, kurią aš parašiau ir išleidau. Tai iš tikrųjų taip ir pavadinau, kad gyvenimas su vaikais ir kad nereikia vaikų auklėti, reikia su jais gyventi. Aš padariau tokią išvadą, šitą knygą rašiau, kai mano dukrai vyriausiai buvo 28. Tai ir skyrius padariau 28, kiekvieniems metams po skyrių nuo savo pirmos dukters gimimo. Yra kiekviename skyriuje mano mažas gabaliukas mano pačios asmenės istorijos, kaip ji man sekėsi su mano vaikais, bet iš esmės šita knyga yra daugiau mokslinė, nes joje sudėta žmogaus psichikos raida nuo gimimo iki 28 metų. Kadangi aš mėgstu mokslą ir čia iš tikrųjų mano visos knygos yra tokios biški mokslo populiarimo, ne biški, iš tikrųjų taip jos ir skirtos populiarinti mokslą, nes aš tikiu mokslu, man patinka mokytis daug visokių dalykų įvairių, iš įvairių pusių tą pasižiūrėti. Tai kiekvienam skyriui yra duota
tikrai surinkau, bet sudėjau savo visą tą terapinę ir asmeninę patirtį, dar prieš rašydama ją dariau tokią apklausą socialiniuose tinkluose iš mamų, kokie klausimai rūpėtų. Tai sudėjusi tuos skyrius, kuriuos aš maniau kaip specialistė, turėtų žinoti, ar ne, žmonės turintys reikalų su augančiu žmogum, su vaiku, tai yra mokytojai, tie patys gydytojai, šeimos daktarai, psichologai, socialiniai darbuotojai, ypatingai pedagogai. Tai sudėjau, reiškia, į kiekvieną skyrių tą informaciją apie tą psichikos raidą, ar ne, kas yra kokia eiga, emocijos, intelektas, elgesys, santykiai irgi tarpusavy ir su kitais žmonėmis. Ir tą raidą, palei metus, nes tai buvo labai yra svarbu, aš pastebėjau dirbdama su pedagogais, vesdama jiems seminarus, kad kartais mes tikimės iš tam tikro amžiaus vaikų ir iš tėvų tas pats to, ko jie dar negali mums duoti pagal savo psichikos raidą. Tai čia labai daug konfliktų nuima, kai žinai, kad tas vaikas dar nesupranta to, ko aš iš jo reikalauju. Jis dar negali to pagal savo išsivystymą. Tai va čia tikrai reikia šitą žinoti. Tai čia yra taip, skaityti reikia taip. Jeigu mano vaikui arba vaikui, su kuriais aš dirbu vaikams, pavyzdžiui, darželį, mokykloje, yra 6, tai reikia skaityti 7 metai. Atsiversti 7 skyrių ir žiūrėti 7 metai. Tada kiekvienam skyriui, kas čia yra dar labai daug papildomų dalykų, tai prie kiekvieno skyrių, net visą sąrašą susirašius, aš čia kartais pavardinu kai kam, tai yra prie kiekvieno skyriaus tokie papildomi, kaip pasakyti, informacijos tokie klausimai, bet kaip aš sakiau, kad surinkau iš žmonių, kurie kas rūpi, ar ne, tai tam tikri klausimai prie kiekvienų metų papildomai ir paskui tie spalvoti puslapiai yra tokie skyriai verta žinoti, tai toks. Ir čia yra tokios irgi skyriai kaip ir vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos gauname. Tai mes turim ir apie žaidimus, ir apie priklausomybės, ir apie technologijas, ir apie lytinį auklėjimą, ir ypatingus vaikus, ir disleksiją. Žodžiu, visokių tokių papildomų dalykų. Tai yra pusė knygos, aišku, yra iki 11 metų, o po to yra nuo 12 jau paauglystė ir yra jaunas suaugęs. Tai irgi yra apie pačiam gale ir apie šeimos, tokį truputėlį suvokimą, kas tai ta šeima ir kas jinai nėra. Ir apie dar tokią 4 amžiaus krizę, kurios daug kas nežinojo ir nežino, tarkim, net mano amžiaus specialistų, todėl kad jinai yra ištyrinėta ne taip seniai, jau ilgamečiai tyrimai daryti Amerikoje, bet aprašyta ne taip seniai Lietuvoje, tai aš daug šaltinių labai pasinaudojau ir parašiau apie tą 4 amžiaus krizę. Super. Tai knyga yra įsigyjama iš knygos.lt, kiek mačiau dar yra. Dar yra, bet jau nedaug, nes pabaiga yra. Tai tikrai įsigykit, tikrai rasite daug atsakymų į kilusius klausimus, nes mums tėvam visą laiką kyla klausimų. Kaip čia tą mažą žmogutį užauginti į didelį, protingą, gerą žmogų. Tai šiandien ačiū labai, Aurima, už susitikimą, ačiū už diskusijas. Manau, kad daugam sukėlėm šiokių tokių virpuliukų, kur reikės tų klausimukų, kur reikės patiems atsakyti juos, nes viskas prasideda nuo mūsų. Tai ačiū labai už pakvietimą. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Visą.